atsikvėpti, jo, turim naują vadą, jo. O tikriausiai, vadas, pasiek koks valingas žandikaulis, koks protingai apšepęs veidas. Matosi, kad net fotografuodamas jisai su šautuvu nesiskiria. Žodis į kairę, žodis į dešinę, tik tai kulka į kaktą ir tikras policininkas. Aha, tai kodėl sakai tikras? Nu, tikras. Nu, tas vyras iškart matosi, kad jisai gimė policininku, augo policininku. Kaip čia suprast, gimė policininku. Nu, kaip čia, nu, vat, iš karto, kai jisai gimė, atėjo akušerė, pažiūrėjo į tą vietą, nu, iš kur gimsta policininkai, nu, į kiti, reiškia, ir iškart jai aišku, tas va, gimė policininku. Va, taigi, palauk, o tai dabar kaip čia dabar ta akušerė gali nuspręsti, kas kaip gimsta, nu? Labai paprastai. Nu kaip? Jeigu vaikas gimsta kreivom kojom, va, žiūrėk, Grigaralis, kreivom kojom, ne kreivom, o kreivom kojom gimsta kavaleristai. O jeigu vaikas spiegia, ne savo balsu, rėkia, reiškia mokesčių inspektorius. At kaip, O tai palauk, o tai kaip policininką atpažint, nu? O policininkas gimsta iš karto pas jį du pirštai, va tai jau sulenkti. O taip, ką čia tie pirštai reiškia sulenkti dabar? A ką iš karto už pistoletą arba automatą gaiduką, kad užsikabintų. Va, tai kaimynka pasakojo, kad jos sūnus gimė, va, rankos va šitai buvo, 2 špygos, va. A, čia tai bankininkas. Tu ateisi pas jį kreditą, jis sakys, va. O Apaksas gimė, iškart iš vaiką matyt buvo, kad iš karto bus pilotas. Jis pas jį kumščiai buvo, tarsi vairalas dėl laikytų. O, mat kaip, taigi palauk, taigi Paksas, taigi joks dabar ne pilotas, dabar Paksas, taigi politikas, nu. Koks politikas, tikras pilotas. Pažiūrėk, vyriausybė kokius viražus išdarinė. Tai aukštasis pilotas. Vat buvo meras Paksas, mokesčių nemoka, tik mirties kilbarį premjerus. O čia jau kaip oro kautinėse. Ant odegos branduleris sėti. Pilotavimas bumgandėjo, tai jis tik tai žych. Ir vėl tik tai pajuto rinkėjų balsų trūkstas mirties kilbo, tik tai liberalų sąjunga. Paskui vėl tik tai žych, ir vėl premjeras. Jis taip, minėk mano žodį, visą savo komandą išbarstys per tos viražus. Ten šturvalų tai nėra, šturvalas tik tai pasirankusi. Nu, bet tai vat gerai, kad Paksas premjeras, o ne kairys. O tai kodėl čia gerai? Nu, kodėl? Tai dabar visi aukštini ratai skraidytumėm. Bet, vat, o kaip, vat, iš Vilniaus miesto komisaras, vat, kaip jis, va? O ką jis? A jis iškart gimė, žinok, iškart gimė komisaro, net neeilinių policininkų. Nu ką, tai pažiūrėk į jį, pažiūrėk. Pilvas įtrauktas, krūtinės stačia, veidas valingas. Bet tai kodėl tada jis iškart negimė generalinių komisarų, a? Nu, čia jau matyt, prie gimdymo kažkokios komplikacijas buvo. Žinai, kaip pas moteriškas būna. Būna. Gimė truputį nešvarus, biškį. Bet tu, slaptieji tautos draugai, reiškia, patikė informaciją, kad jis, reiškia, biškį purvinas. Nu, aišku, ne tiek nešvarus, kad negalėtų vadovauti miestui, bet jau per purvinas, kad jau galėtų vadovauti visai Lietuvai. Mat kaip? Nu, bet palauk, tai policininkas būna arba švarus, arba nešvarus, nu. Tu žiūriu dar per jaunas šitiem filosofiniam apmąstymam. Ir kiekvienose pareigose yra atitinkamas švarumo laipsnis. Biški purvinesnis vienur, a biški švaresnis turi būti kitur. Taip sako, nu, kaip sakė mūsų naujas tautos atstovas, Paulauskas, visi mes pasirodo biški nesprūsę. O tai kaip čia tada gaunasi su Račkausku, tai kaip jisai buvo, ar švarus, ar biški nešvarus, ar per daug švarus, kaip čia? A čia jau visai kitaip. Čia tautos draugai tyli, nieko nesaka. Tai kaip daryti tada? Antra vertus, jeigu jisai sterilus, kodėl tada Račkauskui sparnai neauga? Vat neaišku. A jeigu vat negali pasirodo nustatyti nešvarumo laipsnį, reiškia, vonis pareigų negalima kitų siūlyti žmogui. Nors, žinai, antra vertus, jeigu pagal švarumą siūlyt, tai reikia siūlyti... Kur? Nu, į ten. Nu, kur ten, nu? Nu, kur, Dieve, ten. Supratau. Taip, ten va, visas vietas užimtas. Nu, tai palauk, tai dabar taip išeina, kad reiškia šitas naujas, vat, generalinis, jeigu būtų sterilus, tai jisai, vat, irgi netiktų, nu. Nu, čia kaip gaunas, Nu, čia irgi yra tokie niuansai. Tas pasirodo naujas, jisai
Nu, pasirodo, jisai švarus, kad vadovauti Lietuvai, Respublikai. A, vat biški kažkas pas jį ten dėmių, kad negali vadovauti miestui. Nu, bet taip matyt turi būt, nes jis iš karto gimė policininku. O mat kaip? Kas yra? Ne kas yra, o nebėra. O, jėgu. Nu, komisaras, nečiaudink. Čiaudink, komisaras. Vieni, pasakysiu, gimsta policininkais, a kiti suskilę nugaroje.